Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Vadinasi, mes esame Dievo kūriniai, išgelbėti jo malonę, mūsų nuodėmės nuplautos. Dievas mums pasiuntė šventąją dvasią ir suteikė dvasinių dovanų, kad nuolat jam tarnautume. Taigi Dievo valia, kad atrastume savo gebėjimus ir talentus, juos lavintume ir suderintume su dvasinė dovana, tai yra ypatingų Dievo duotų gebėjimų. Kai taip elgsimės ir atrasime Dievo mums duotą tarnystę, tapsime Dievo karalystės įrankiais. Kai kurie krikščionys, bijodami patirti nesėkmę, nieko nedaro, tačiau nėra nė vieno, kuris neklystų. Nesėkmė vienoje ar kitoje situacijoje nereiškia, kad mes esame nevykėliai. Visi, ką nors pasiekę, patyrė gausybę nesėkmių, tačiau jie pasinaudojo Dievo duotais gebėjimais ir galiausiai pasiekė tikslą. Dievas mums atleido visas nuodėmes ir suteikė reikalingų gebėjimų bei talentų. Dėl to, mielas bičiuli, visada galime pasiekti ir atlikti tai, ką Dievas numatė. Tad ar nekvaila švaistyti savo gyvenimą menkaverčiams dalykams? Užuot gyvenę tik savo, pasikvieskime į savo gyvenimą Jėzų Kristų ir leiskime jam vadovauti. Taigi, dėl to, kas suteikia dvasinę dovaną, abejonių nekyla. Mums reikia išsiaiškinti, kokią dovaną turime ir kokiai tarnystei esame pašaukti. Dievas nori, kad pažintumėte savo talentą ir gebėjimus. Kai juos išlavinsime ir sujungsime su mums Dievo duota dvasinė dovana, tapsime jo karalystės įrankiu. Kai kurie žmonės, baimindamiesi nesėkmės, nieko nesiima, tačiau juk nėra nė vieno, kuris neklystų. Visi, ko nors pasiekusieji, nekartą suklydo, tik jie pasinaudojo Dievo duotais gebėjimais ir dirbo tol, kol pasiekė tikslą. Nesėkmė dar nereiškia, kad esate nevykėlis. Kiekvienas tikintysis, patyręs nuodėmių atleidimą ir savo talentus bei gebėjimus sujungęs su dvasios dovana, gali nuversti kalnus ir pasiekti tai, kas neįmanoma. Todėl žmogui nebelieka jokių pasiteisinimų, nes pats Dievas suteikia viską, ko reikia tikslui pasiekti. Tad argi nekvaila savo gyvenimą švaistyti nereikšmingiams dalykams? Užuot gyvenę tik savo, pasikvieskite į savo gyvenimą Jėzų Kristų ir leiskite jam vadovauti. Visa, ką turime iš Dievo, buvo duota jo šloviai ir tikslams pasiekti. Kiekviena dovana veikia skirtingai. Eidami į pasaulį savo talentus bei dovanas galime panaudoti įvairiai. Nesvarbu, koks tai pašaukimas. Derėtų sužinoti, ko iš mūsų nori Dievas. Nesvarbu, kiek jums metų, 16 ar 60. Jei leisite, Dievas panaudos jūsų įgūdžius, gebėjimus ir dovanas savo šloviai. Visi turi Dievo dovanų, tik ne visi tai suvokia. Jas reikia atrasti. Tai vyksta patiriant išmėginimus. Mūsų įgūdžiai, dovanos, gebėjimai neišvengiamai paveikia kiekvieną kito žmogaus gyvenimo sritį. Mielas bičiuli, noriu jūsų paklausti, ar lavinate jums Dievo duotus gebėjimus? Mūsų dangiškasis tėvas liūdi, kai švaistome jo duotus išteklius ir laiką, nuostabes galimybės ir suteiktą garbę. Jis mus parengė, kad pamokytume ir padrasintume kitus. Štai pirmo laiško korintiečiams 12 skyriuje nuo 14 iki 21 eilutės apaštalas Paulius rašo:
Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai nepriklausau kūnui, tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui, tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną jų kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, tai kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Taigi šioje ištraukoje sakoma, kad nė vienas nemanytume, jog kuri nors kūno dalis yra nesvarbi. Mielas bičiuli, nemanykite, jog Dievui esate visiškai nereikalingas. Kiekvienas bendruomenės narys, kaip ir kiekvienas pirštas ar ranka, yra svarbus. Nė vienas savo svarba nepranoksta kito kūno nario. Jei manote, kad pasaulyje daugybė krikščionių gali daryti tai, ką darote jūs, žinokite, kad tai jūsų nuomonė, o ne Dievo. Nė vienas Kristaus kūno narys neturi teisės pasakyti, esąs nesvarbus, nes visi yra svarbus ir reikšmingi. Net jei apie save blogai galvojate, vis tiek pagalvokite, kuo galite prisidėti ir ką padaryti bendram labui. Niekada nesužinosime, ką mūsų gyvenime gali padaryti Dievas, kol nesuteiksime jam šios garbės. Kol bijosime nesėkmės ar jausimės netinka Dievo darbui, nieko nepasieksime. Be to, kiekvienas visa širdimi tarnaujantis Dievui tikrai jaučiasi netinkamas. Štai, apaštalas Paulius rašo. Ir ne dėl to, kad būtume savaime tinkami ką nors sumanyti, tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo. Tačiau dalis atsakomybės tenka ir mums, nes turime norėti būti Dievo naudojami. Taigi, turime siekti, kad mūsų gebėjimai ir dovanos būtų panaudoti tarnauti Dievui ir kitiems žmonėms. Antrame laiške Korintiečiams 5 skyriaus 10 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Kai mirsime, visa mūsų veikla liausis ir kiekvienas atsistosime prieš teisėją, kuriam duosime apyskaitą už savo gyvenimą. Pirmo laiško Korintiečiams 3 skyriuje, nuo 10 iki 13 eilutės, apaštalas Paulius sako. Dieve, aš tavęs nemyliu. Man visai nerūpi tavo darbas ir bažnyčia. Noriu tik vieno - išsigelbėti. Tad paimk mane į dangų ir užtrenk paskui mane duris. Mielas bičiuli, Dievui kur kas labiau rūpi mūsų siela, o ne mūsų gerovė žemėje. Dažnas mano esas išgelbėtas ir jo amžinas saugumas užtikrintas, nes nėra toks blogas. Deja, Viešpats reikalauja vaikščioti dvasioje. Jei vaikščiosime dvasioje, būsime klusnus Dievui ir tarnausime jam. Dievas mus sukūrė tarnauti jam ir kitiems žmonėms. Pirmame laiške Korintiečiams 12 skyriaus 7 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Prisiminkite, kad teismo diena neišvengiamai ateis. Nepraraskite savo amžino atlygio. Jei jis jums nerūpi, reiškia esate trumparegis. Juk 60 ar 70 metų nugyventų šioje žemėje palyginti su amžinybė
kuri niekada nesibaigia, yra labai trumpas laiko tarpsnis. Tad kaip investuosite jums suteiktus talentus, garbę, galimybės ir dvasinės dovanas? Mielas bičiuli, jei niekada netikėjote Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, vadinasi, tuščiai švaistote savo gyvenimą. Kol jūsų nuodėmės neatleistos ir kol netapote Dievo vaiku, niekas neturi prasmės. Na, o tai galite padaryti patikėjęs, kad Jėzus Kristus ant kryžiaus mirė už jūs ir jūsų nuodėmes ir paprašęs jo atleidimo.